Sėskite. Kaip jaučiatės? Ačiū. Pradėkite nuo tos nakties. Nuo pat ryto. Negaliu susikaupti. Viskas kažkur prasme. Tarsi niekur nebuvo. Neskubėkite. Mes turime ir laiko, ir kantrybės. Ar netiesa? Nesiskubėk. Neskandžiok. Aš tau, kaip kokia skudurinė lailė. Sienelai bus garbė viešpačių dievų. Nesiskubėk. Tu dar visko turėsi. Ko tik panorėsi. Gyvenimas ilgas. Ir turėsi moteriškį ir ne vienu. Gali padarys tave laimingu. Ir mylės tave. Aš myliu tave. Nejuokik. Aš tau mama galiu būti. Bet tu tenici. Tu buciuoji mane. Tekliu, sušalau. Priimk. Tai jau neužmigsim. Ir tik nuskamuosim. Oi, bus dar moteriški. Tikrai ateis, nesiskubėk. Ašgi tau mama galiu būti. Tai pabucuok mane kaip mama. Nor kaip sesuoj. Aš tą naktį miegojau ant šieno. Aš užleidau savo lovą troboje tėvo draugui, kuris pas mus apsinakvojo.
Labų rytų! Labų rytų, šeimininkė namo, svečiai iš namų. Pasilsėjot? Dėkui šiem namam ir turbūt... Užvalgysim, dėdė prieš kelionį teptai neišeisit. Einam. Ir karštų bulbų ir rūgusio pieno einam. 5, 6, 7. Jis buvo skerdžius. Vadino Aleksandru. Nežinau, kas juos traukė vieną prie kito, bet jie bičiuliausi. Ta vakarą jis atėjo labai pavargęs. Ėjo nežinia iš kur ir apsistojo nakvynės. Rytą jį pavalgydinau. Su tėvu jis kažką šnekėjo apie politiką. Jie turbūt iki gaidžių klausėsi Maskvos radijo. Tėvas nuolat klausydavo Maskvos radijo. Paskui Aleksandras rodė tėvui savo pasą. Abudu apžiūrinėjau tokį antspaudą. Tėvas buvo kažko patenkintas. Paskui Aleksandras išėjo. Buvai pas Lakūnų? Ko tu mani laikai? Miegok. Miegok. Miegos. Sprogimą ant kelio, jūs girdėjote? Ne. Naktį aš beveik nemiegojau ir kai priguliau ant lovos, to užsnūdau. Tas vokietis. Lakūnas iš atramos punkto, leitenantas Šaknys. Ta rytą užėjo pas jūs? Aš jo nemačiau. Viktas sakė, kad jis buvo. Po teisybei tai aš girdėjau, kad jis atėjo. Bet aš net merkiau akių. Jis atnešė tomelį eilėraščio apie meilę. Rilkės ar Herderio. Vikta girdėjo, kad jiedu kieme su tėvu kalbėjo apie politiką. Kad tėvas jam 2 kartų pakartojo Hitler kaput. Jie kalbėjo apie politiką? Kokią kalbą jie šnekėjo? Jozefas neblogai mokėjo lietuviškai, rusiškai, suprato lenkiškai. Jūs žinojote, kad leitenantas prieš 2 mėnesius su savo žmonėmis sušaudė girininką? Taip. Į jūsų sesers Onos vyrą? Taip. Bet šitas girininkas bendradarbiavo su Gestapu. Išeina, kad Šaknys apsiriko. Nušovė per klaidą. Vargu. Gal 3 kartus jis man kartojo, kad nekenčia uniformos, kurią nešioja. Ir laukus metas. Guten Morgen. Labą rytą. Haben Sie etwas verloren? Jūs ką nors pametėt? Pats pamečiau, pats su Dievo pagalba ir surasiu. Jūs įsitepęs. Ne, aukščiau. Buckau, palauk! Sveikas gyvas. Paskui aš staiga pabudau. Sesuo dar miegojo. Ji buvo tokio amžiaus, kad galėjo miegoti iki pietų. Minas sprogdink nors prie durų. Už kelio, gale kaimo, kur buvo įsikūręs vokiečių atramos punktas ir kur gyveno lakūnai, buvo ramu. Bet mane kamavo nuojauta.
Išvažiuojam su dukterimin svečius visai subatai ir nedėliai. Vinca vienas lieksi. Pažiūrėk, kapis čia. O tai ir sėdės be barščių kelias dienas. Pats savim pasrūpis. Jis jau tikras vyras. Tas jūsų sūnus Vinca. Soktas. Jam piršto burno nedėk. Tėte, su kuo tu ginčinies? Čerčiliu. Tėte, aš ir noriu su juo pasiginčyti. Man net lūpas sucino. Bučiuotis nemoki. Nevaikščiok paskui mane. Nejuokik žmonių. Nėra ką daryti. Tai ir vaikščioju. Pasieškok darbo. Jei jau vyras. Vaikščioju paskui tavi. Ar čia nedarbas? Gal eis to nepatinka? Ar vėl orlaivė? Kad čia nepanašu in orlaivis. Aš nuėjau pamaitinti senutės tetos Marės. Jai buvo daugiau nei 80. Gyveno viena trobelėje prie miško. Gal 10 metų, gal ir daugiau neišeidavo iš namų. Pamaitinti vieną žmogų arba trobą pakuriant nesunku. Nebuvo įman teta, aš ją taip vadinau. Kaip jie kitaip pavadinsi? Teklite man sakė, kad tu negera. Kad tu guli su tuo prusoku, iškys negali. Tetula, iš kur tu šitų ištraukė? Nešėrs, kad čia sena ir durna. Visokios mislys landa galvon. Maniau, kad pas tavi niekas jau neužeina. Kai nueidavau pas ją, mane apimdavo baimė, senatvės baimė. Ir aš dažnai verkdavau. Ir dėl jos, ir dėl savęs. O tu ko dar pasakysi? Nieko. Nieko. Tik tu neišsigūsk. Tai atsitiko 11 valandą. Sėskitės, liudytoja. Aš privalau jums priminti, kad laukiame išsamių ir teisingų jūsų parodymų. Aš nieko neatsimenu. Aš visai nieko neatsimenu. Lyg visai nieko ir nebuvo. Nusiraminkit. Pailsėkit. Nieko neišeis. Nusiraminkit. Aš negaliu. Ar galiu nusirankti? Taip, rankis. Prieš 2 mėnesius su trupučiu nuo tos dienos, apie kurią mes kalbame, buvo užmuštas girininkas. Jūsų vyras. Kas jį užmušė? Vokiečiai. Lakūnas leitenantas iš atramos punkto ir 2 kareiviai. Jie patiko jo į ganyklose. Ten jie parkasi. Už ką? Iš pradžių, kai užmušė, apskelbė, kad nušovė partizaną. Kitą dieną atvažiavo iš miestelio policininkai, atkasė jį ir palaidojo miesto kapinėse su gėlėmis ir muzika. O laikraštyje parašė, kad jį nužudė partizanai. Vadinasi, leitenantas Šaknys apsiriko. Kas jį žino? Kas yra? Kas bus? Kas buvo, mažai kam rūpi.
Jau ir sušalau. Eik šinai. Jei taip ilgai tu su juo atsilsi, tai kada tu man pasiūsi? Pažiūrėk, kol čia laukiau ir pastorėjau kokį 10 centimetrų. Tau ir materialo tiek neturėsiu. Nieko, iš paklodės pasiūsim. Tik paskubik, pažiūrėk, to ir pagimdysiu. Iš vakaro atėjo iš gretimo sodžiaus siuvėja. Įsiprašiau, kad ji man siūtų. Tai ir susirinkom iš paties ryto pas Džaną Amerikoną vienas bobelis. Džanas su sūnum kurčnebeliu apie avilius triūsė. Jis 20 metų kažkur Amerikoje kasyklose kankinosi, susitaupė dolerių, o prieš pat karą sugrįžo. Naują trobą pasistatė, avilius. Karolina, jo žmona, su dukterim susiruošė skalbti. O gal jos lygino skalbinius? Prisimenu daug paklaudžių kieme. Ir neščia moteriškę. Ji su vaiku atvažiavo pas savo motiną ir gyveno kaiminystėj. Ji prašė, kad siuvėja pasiūtų sarafaną tą jos naštai pridengti. Mes abidvi mokėmės vienoj mokykloj. Neprisimenu jos vardo. Nesvarbu tiesa. Kiek to? Vyriausias Džano ir Karolinos sūnus Klemensas buvo vokiečių nelaisviai, kaip lenkų kareivis, kaip kada jis atrašydavo laiškų. Antase jų duktė turėjo kavalierių, su pusbroliu jis išėjo miškan, bet tai buvo jų reikalas, mūsų sodžiai į svetimus reikalus niekas nesikišdavo. Tai kaip? Patukus truputį aukščiau padarysim. Oi, padėk man, padėk. Nogi. Oi. Pakelk rankas, pakelk. Mergelas, padėkit. Lietus ataina. Bacinis nukabyti reikia. Tai kapgi kitaip posto jų nusvilksi? Miegosi su suknelai ar kū? Stovėk. Stovėk, stovėk. Tu man dar ir guzikėlius už nugaros prisiūsi, kad prie glėmenėlas. Džanai, nunešk rėmuklą man. Nebus lietaus. Aš neklausiu tavi, kaip tau atrodo. Bus ar nebus? Antusiu, padėk. Tėvo tiesa, lietaus nebus. Mes sebe reikalo. Va, šitai bus. Dabar ties tegu saulyje, tegul nelyja. Oi, užkiek tą suknelą. Atsisuk ilgi pamatuosim. Tai kap, klupsius rodzysim vyram? Ar patys tegu numano? Oi. Va, šitoj tai jau mani dabeiks. Iš visko matyti. Po to, kai nužudė jūsų vyrą, jūs likote gyventi kaime, šalia žudikų, niekur neišsikėlėte, neišvažiavote. Kur? Kur? Čia visi aplinkui savi. Aš čia gyvenu nuo gimimo dienos. Užmerkdavau akis sutikus gatvėje, vokiet palaikė ir viskas. Blogiausia, kad vokietis ėmė mergint mano seserį ir tada aš nustojau užeidinėti pas tėvą. Ir viskas. Kaime jumis pasitikėjo. Aš paklausiau, kaip jums pačiai atrodo. Pasitikėjo jumis žmonės kaime.
Nežinau. Viskas pasidarė nemiela, neteko prasmės. Matyt, nepasitikėjo. Dėl vyro. O jei nepasitikėjo, tai ką nebegyvent? Kok viršun! Kam to reikia? Kok! Rudenį paaiškysiu. Mamo! Kok! Hey, guck mal, wie viele schöne Weiber auf dem Stuhl sitzen. Alles raus. Visi išeikite. Nieko neimti. Rinktis kaimo aikštėje. Bus svarbus pranešimas. Eikite. Eikite, eikite. Nieko neimti buvo pasakyta. Kur duktė? Tinai, kur reikia? Aš neapsirangus. Basa aš negaliu. Schneller! Zurück! Lass die Maschine! Pšikas! Negausi! Neduosiu! Ko jie gali mumi padaryti? Dokumentus turi su savim? Ne, nėra popierių. Manau, kad popierių spėsim rasti. Gal eis ir pažiūrėsi? Verboten. Kein Vieh ist da. Laute Kuhscheiße. Schneller, schneller! Mach, dass du rauskommst! Männer auf diese Seite, Frauen auf diese Seite. Achtung! Ruhe! Visiems įsakė sėstis ant žemės. Vyrai atskirai, moterys atskirai. Taip mes ir sėdėjom. Jie pasakė, kad gali užpulti partizanai ir kad šitai bus saugiau. Porą savaičių Vokietijos dar įsipaikės. Mes tas Vokiečio Ostmarkės špokinyčio ir ant sveko. Ilgai sėdėjom. Užėjo ir lietus. Rodos ir nustojo. Mesgi su tavim sėdėjom vienan suolai.
Herr Leutnant. Tu turi vaikų? Ne. Paskui atėjo tas, kuris užmušė mano vyrą. Jis ilgai žiūrėjo į mane. Teklių! Teklių! Negi aš tau sakau. Mano skula, ko nori? Varys apkasų kas. Karolinu, kur tu? Karolinu, kur tu? Karolinu, kur tu? Das ist Brief von meinem Sohn. Čia mano sūnaus laiškas. Liebe Mutter. Miela mama. Von meiner Mir geht Sohn. es sehr gut. Aš gyvenu labai gerai. Dabar esu Saksonijoje. Weg mit ihr. Nuvesk ją į pašalį. Na, komm schon. Teklių, teklių, neik. Ui, Mädchen. Na, geh. Schön ist dieser Schatz, ne? Tu pasų pasiėmei? Pamiršau. Va, jis taip pasiėmė pasą. O aš taip pamiršau. Kapgi be paso? Na tai ką? In darbus nuveš. Tai kap tu be paso? Kaziu! Tai vis išduos kokį pažymėjimą. Kaziu, kur tu? Supranti, išduos kokį pažymėjimą ir tvarka ordų pasakys Vokietija. Betgi turi turėti tų pasų su savim. Tada aš priejau prie jo, prie žudiko ir ėmiau aiškinti. Dievuliau. Jūs žinot, mano vyrų partizanai užmušė, pasakykit jam. Was sagt sie denn? Pasakykite jam. Ihr Mann wurde von den Partisanen ermordet. Man sagt, dass ihr für die Polizei arbeitete. Aš pabučiavau jam ranką ir prašiau, kad jis pasakytų esesininkams, kad mano vyrą užmušė partizanai, todėl valdžia turi suteikti man malonių. Ich lasse es nicht zu, aus der Aktion der Gerechtigkeit einen Zirkus zu machen. Paskui aš netekau sąmonės. Po to, kai išėjote iš rato? Kai jūs nuvedė į pašalį? Turbūt vėliau. Kada aš pamačiau, ką jie padarė su mano klasės draugės vyru, aš supratau, kad gyvensiu, kad pavojus praėjo ir visą suakmenėjau. Vardas, pavardė. Name, Vorname,
Bernhardas Schmiedemanas. Gimimo metai, gimimo vieta. Geburtsdatum und Geburtsort. Jahrgang 1909 Hamburg. 1909 metais gimęs Hamburge. Prisiminkite apie savo dalyvavimą operacijoje Teisingumo diena, birželio 3 dieną, 1940. Erzählen Sie über Ihre Teilnahme an der Operation Tag der Gerechtigkeit am 3. Juni 1900. Herr Offizier, ich habe schon ausgesagt. Sako, kad jau davė parodymus. Galimas daiktas, kad nekartą mes grįšime prie šio klausimo, pilietį Schmiedemanai. Noch öfters auf diese Frage zurückkommen werden. Jawohl, Herr Offizier, ich möchte nur Sako, kad tik norėjau sužinoti, kas mus labiausiai domina. Negalvokite apie mano interesus. Prisiminkite, ką matėte ir ką pats darėte. Was Sie gesehen und mitgemacht haben. Am Tage der Gerechtigkeit waren die 9. und die 10. Kompanie des 16. SS- und Polizeiregiments beteiligt. Der Regimentskommandeur Operacijoje Teisingumo diena dalyvavo 16 SS ir policijos pulko, 9 ir 10 kuopos. Pulko vadas, pulkininkas leitenantas Titelis, pats vadovavo akcijai. Als wir schließlich im Dorfe waren, hat mir Oberleutnant Ackermann befohlen, Jam asmeniškai buvo duotas toks uždavinys. Kai atvyko į kaimą, vyresnysis leitenantas Ackermanas liepė prigaudyti vištų ir nunešti jas į virtuvę. Bet jis nepasakė, kiek jų reikia. Das Biest hat mir gerade noch gefehlt. Kaziu! Raus! Beeile dich! Kaziu! Aš čia! Einu. Matai, kad einu. Pfui, Teufel, hockt wieder auf meinem Buckel. Du kriegst das gut. Was brauchst du noch? Ei tu, gaidžiabalsė vištė, ko tau dar reikia? Nehme dein Biest. Pasiimk savo bestiją. Helfe sie mir einzufangen. Padėk sugaudyti vištas. Kaziu, aš vat... Jeschu, dar gefreite hier. Wir mit dem Hahn nicht fertig. Grandinis nesusitvarko su gaidžiu. Schmiedemann! Schmiedemanai. Gehen Sie zum Wachmeister Wettmann! Eikite pas Wachmeistrą Wettmaną. Lassen den Korb! Palikite pintinę. Herr Leutnant! Ponas leitenante. Ich arbeite in Grube. Aš dirbu kasykloje. In Sachsen. Saksonijoje. Ich bin auf Urlaub. Atostogauen. Papiere. Dokumentus. Meine Papiere. O, mano dokumentai. Auf Urlaub. Aš atostogaunu. Ist es Zeit für Urlaub? Argi dabar laikas atostogauti? Schmiedemann? Still! Bringe ihn dorthin. Nuveskite tenai. Kuo dirbote prieš tarnybą policijoje? Wo haben Sie von dem Dienst in der Polizei gearbeitet? In Hamburg. Als Kellner. Hamburge, Kellneris buvo. Tai vis dėlto kas nušovė vyrą su mergaitė ant pečių? Wer hat den Mann mit dem kleinen Mädchen auf den Schultern erschossen? Ich. Vielleicht war es Wachmeister Wettmann. Galbūt Wachmeistras Wettmanas? Ich erinnere mich nicht. Jis neprisimena. Alle waren so aufgeregt. Visi buvo tokie susijaudinę. Klausykite, Šmiedemanai, Liepos 4 parodymuose jūs sakėte, kad Ackermanui įsakius, jūs, Schmiedemanas, nužudėte Buckl šūviu į krūtinę. Angeklagter Schmiedemann, in der Aussage vom 4. Juli haben Sie bestätigt, dass Sie, Schmiedemann, auf Ackermanns Befehl Buckus erschossen haben. Aš galiu priminti jums jūsų paties žodžius. Unsinn. Nesąmonė sako. Unsinn. Nesąmonė. Möglich, dass ich mich damals falsch ausgedrückt habe. Galimas daiktas, kad jis tada blogai išsireiškė. Oder ich wurde falsch verstanden. Arba buvo neteisingai suprastas. Ich wollte nur sagen, dass dieser Mann in meiner tik pasakyti, erledigt wurde. Kad tas žmogus buvo nušautas jo akise. Ich habe aber nicht geschossen. Bet jis nešovė. Jūs atsisakote savo parodymų, kuriuos davėte Liepos 4. Also, Sie nehmen Ihre Aussage zurück, die Sie am 4. Juli gemacht haben. Völlig. Visiškai. Netgi taip. Sogar so? Auf meinem Gewissen liegt ein Tod. Auf Befehl Oberleutnants Ackermann
Habe ich auf einen Unbekannten geschossen, der ums Erbarmen flieht? Unsinn, sowas gab's nicht. Niekai sako, tokio dalyko nebuvo. Aš atsiimu savo žodžius, kad jį iššaudžiau. Jeigu aš tai pasakiau, tai yra netiesa. Tada galbūt jūs prisiminsite, kodėl jūs nušovėte tą vyrą laikiusi mergaitę. Einige Frauen wurden schon früher aus verschiedenen Gründen aus dem Kreis entlassen. Keletas moterų dėl įvairių priežasčių jau anksčiau buvo paleistas iš rato. Kai tas vyras pradėjo aiškinti, kad jis ne vietinis, kad jis čia tik svečias, pulkininkas Itelis pasakė. Jis tai girdėjo pats. Tai tegul ir svečiuojasi. Po velnių aš neleisiu teisingumo akto paversti cirku. Tai šūktelėjo Ackermanui ir Ackermanas įsakė jį pribaigti. Schmiedemann! Jums įsakė. Man, bet aš užtrukau ir vachmistras Vetmanas iššovė anksčiau už mane. Manau, kad tai padarė vachmistras Vetmanas. Ką jūs žinote apie Ackermaną? Was ist Ihnen von Ackermann bekannt? Ackermann, Adjutant des Bataillonführers, geboren zu Stuttgart. Bataliono vado adjutantas Ackermanas, gimė Stuttgarte, jo metų, maždaug jau ūgio. Menininkas. Ką jūs to norite pasakyti? Tapytojas, jis tapė paveikslus. Jo rankos visada būdavo išteptas dažais. Po 2 savaičių jis buvo pristatytas 1. klasės geležiniam kryžiui. Už operaciją Teisingumo diena. Jis buvo viengungis ir moterimis nesidomėjo. Ką jūs dar veikite tą dieną? Užėjau į pirmą pasitaikiusi namą. Nenorėjau be reikalo stoviniuoti gatvėje. Nicht anfassen, Frau Damischmal! Was soll das? Alte Klamotten! Wer hat das genehmigt? Kas leido? Sieht so aus, als ob Sie Ansprüche haben, Herr Schmiedemann. Jūs turite pretenzijų, pana Šmiedemanai? Visas turtas rekvizuojamas Reicho naudai. Vis tiek viskas nueis per niek. Komisch. Keista. Überall das gleiche Bild. Visur tas pats. Ob in Holland, Polen oder anderswo. Ar tai būtų Olandijai, ar Lenkai, ar dar kur nors. In jedem Haus. Kiekviename name, In jeder Karte. kiekvienoj troboj. So viel Krimskram. Visur tiek daug niekniekių. Jūs paėmėte ką nors? Haben Sie etwas genommen? Da gab es schon nichts mehr. Ich habe nur ein paar Handschuhe Ten jau und nieko ein nebuvo. Stoff gefunden. Jis rado tik tai pirštinis ir atraižė medžiagos. Kur juos padėjote? Pardavėte turgui? Was haben Sie mit all diesen Sachen gemacht? Auf dem Markt verkauft? Guten weg! Haben Sie nach Hamburg Nusintė į Hamburgą žmonai. Ji dirbo mokytojo berniukų gimnazijoje. Tikriausiai buvo dėkinga už dovaną. Hoffentlich hat sie sich auf das Geschenk gefreut? Nein, nein, Herr Offizier. Sie hat leider mein Geschenk. Ne, panas karininkė. Deja, ji jau negavo dovanos. Žuvo per Hamburgo bombardavimą. Vetmanas Walteris. Geboren im Jahre 1909. Gimęs 1909 metais. In Oldenburg. Oldenburge. In einer Arbeiterfamilie. Darbininkų šeimoje. Kur jūs tarnavote karo metu? Wo haben Sie im Kriege gedient? Seit dem Jahre 1938 Nuo diente ich 38 metų. im 305. Polizeibataillon in Hamburg. Tarnavau 305 policijos batalione Hamburge. Nach Polens Okkupation Okupavus Lenkiją, wurden unsere Truppen in den Vorstädten von Warschau disloziert. mūsų dalinys buvo permestas į Varšuvos priemiesčius. Aber Ende 1940 wurden wir nach Holland verlegt. 40 metų pabaigoje Hier standen wir buvome permesti į Olandiją. in verschiedenen Städtchen. Ten stovėjome įvairiose miesteliuose. An die Ortsnamen erinnere ich mich nicht mehr. Jų pavadinimą aš neprisimenu.
Im Winter 1942 42 metų žiemą wurden wir mit Flugzeugen an die Leningrader Front verlegt. lėktuvais buvome permesti į Leningrado frontą. Im Winter hatten wir erhebliche Menschenverluste. Žiemą turėjome didelių nuostolių. Im Sommer 1942 42 metų wurde das vasarą 16. 16 policijos pulkas aus den Resten unseres buvo Bataillons, sudarytas iš mūsų bataliono likučių, des 102. Bataillons 102 bataliono und des Polizeiregiments Nord aufgestellt. ir policijos pulko Nord. Seit dem Juli bis zum August Nuo 1942 42 metų Liepos iki waren wir rugpjūčio als Bestandteil der lettischen Latvijos S brigados sudėtyje an der Volkhov stovėjome Volkovo fronte. zur verschiedenen Zeit Įvairių metų, in verschiedenen Orten. įvairiose vietose. Im Frühling 1943 43 metų pavasarį wurden wir aus dem Frontbereich abgezogen buvome atitraukti iš fronto ir naudojami in Kämpfen mit Partisanen tik kovoje su partizanais Weißrussland und Litauen eingesetzt. Baltarusijoje ir Lietuvoje. Am Anfang des Jahres 1944 44 metų pradžioje wurde der Regimentsstab mūsų pulko štabas buvo permestas į Vilnių. 42 metais der Dienstgrad gavo Vachmistro laipsnį, und im Jahre 43 metų im Dezember gruodžio mėnesį des Polizeiwachtmeisters. policijos Vachmistro laipsnį. Als Oberwachtmeister der 9. Tarnavau 3 bataliono 9 kopos Oberwachmistru iki karo diente ich bis pabaigos. zum Kriegsende. Jūs buvote NSDAP narys? Waren Sie Mitglied der NSDAP? Nein. 44 metų. Im Juni 1944 Birželio mėnesį 3 bataliono 9 ir 10 kuopos įvykdė operaciją Teisingumo diena. Prisiminkite viską. Smulkiai ir teisingai. Ich muss nachdenken. Jam reikia pagalvoti. Galvokite. Denken Sie nach. Ich bin müde. Jis pavargęs. Alles hat sich so verwirrt. Viskas susipainioja. Im Kriege sind doch alle Tage zueinander ähnlich. Kare dienos visos tokios vienodos. Die Angst, die einen täglich verfolgt. Baimė, kuri Erschwert persiekia das kiekvieną dieną. Gedächtnis wie Alkohol. Išplauna atmintį kaip alkoholis. Können Sie mich an etwas erinnern? Prašo, ką nors priminti. Ta diena dalyvavo pats pulkininkas Titelis. An diesem Tag war der Oberst Titelis dabei. Titelis? Er ist eine Ausgeburt, Nazi. Jis išsigimėlis, nacistas. Einmal, als ich Wache stand, hatte mich Kartą, kai gefragt, stovėjo sargyboje, wie viele jis mane hatten diesen paklausė. Krieg getötet? Kiek žmonių tu šiame kare nužudėjai? Er sagte, Aš atsakiau, aš nežinau. O jis ich habe pasakė, mit dieser Hand 108 va Menschenköpfe šitą štai ranką aš durchgeschossen. peršoviau 108 galvas. Ist noch nicht zu Ende. O karas dar nesibaigė. Er ist eine Ausgeburt. Jis išsigimėlis. Gehört zu den Reichen, zu der Bourgeoisie. Jis iš turčių. Die höhere Vokiečių deutsche buržuazija. Rasse. Arijai. Solche wie Titel denken, Tokie kaip sie wären Titelis der mano, liebe Gott selbst. kad jie dievai. Alle anderen ringsumher O bloß kiti Mist. visi mėšlas. Auch Kiti die vokiečiai taip pat. anderen nehmen wir Leutnant Ackermann. Arba tas pats leitenantas Ackermanas. Ist unnormal. Jis nenormalus. Er ist Jis pervers. iškrypėlis. Ich weiß nicht mehr, was Sie von mir verlangen. Jis nežino, ko mes iš jo norime. 1944 wurde ich am Kopf verletzt. 44 metais buvo sužeistas į galvą. Ich brauche dringend eine Erholung. Jam reikia pailsėti. Guldavau ir keldavau su baime. Rankos nekilo ką nors daryti. Žmonės žiūrėjo mane su pajuoka kaip į keistuolį. Ir aš pamažu toks pasidariau. Pradėjau gerti. Po lašelį, bet kasdien. Nerūkyk lovoj. Mes jau pavalgėm. Kelsis ar kūjau? Labą rytą. Diena jau. Žmonės laukuose darbuoja. Gyvenau su motina ir brolio žmona. Ir dar 4 brolio vaikų. Aš likau viengungis.
39 mus mobilizavo į Lenkų armiją, nes tada čia buvo Lenkijos teritorija ir dar nespėję gauti mundiruotės, mudu su broliu patekom į vokiečių nelaisvę. Išlikom gyvi. Nusiuntė į Saksoniją katorgos darbams. Ten mes su broliu pasimetėm. Paskui aš dirbau fabrike Hamburge. Ten gavau motinos telegramą, kad miršta tėvas. Iškaulėjo atostogų 10 dienų. Tai buvo 1943 metų pradžioje. Atvažiavau, pasidariau dokumentus ir pasilikau čia. Visiems sakiau, kad praradau sveikatą šachtoje ir todėl mane paleido namo. 1,5 metų taip gyvenau. Merga, kurią anksčiau sekiojo, ištekėjo, pagimdė vaiką. Visi dirbo ir dirbo nuo aušros iki nakties, o aš vaikščiau tarp jų kaip svetimas. Guldavau ir keldavau su viena mintim, kad karas vis nesibaigia. Kaip gyveni, Danielį? Sveikas. Kaip reikalai? Kieno, mano? Labų rytų. O kaip tu gyveni? Gal parūkysim? Taip iš pasies rytoj dūmits. Tai važiuoju. Nu. Iki. Labą rytą. Was Neues in der Front? Kas naujo fronte? Ich denke nicht, dass Sie Manau, kad jūs neleisite erlauben den Amerikanern in Frankreich amerikiečiams Prancūzijoje išsilaipinti? Danke, zu landen. Ja. Taip, išsilaipinti. Ačiū. Das lassen wir nicht. Neleisime. Trenkia nuo tavęs. Fu. Sveikata silpna, nėra būtina gerti rytais. Liežuvis tavo pradeda... Haben Sie keine Angst? Ar jūs nebijot? Wovor? Ko? Kaip gulatės lovant, kaip keliatės? Nein. Mano sąžinė rami. Argi tai būna, kad sąžinė rami, visi jau širdį, kas graužia ir graužia. Paskui jisai pasakė. Šį rytą, porą kilometrų nuo čia, ant minos užvažiavo policijos mašina. Yra užmuštų. Aš supratau žodžius, kuriuos jis pasakė, bet nesuvokiau prasmės ir iš karto nukreipiau dėmesį kitur. Būtskau! Sveikas gyvas. Atvažiavo Kazė su vyru savo ir dukrelė. Kazė ir buvo ta moteris, kurią aš mergino ir norėjau imti per žmoną, prieš išeidamas į kariuomenę. Ji vėl buvo dienose. Aš tik dabar sužinojau ir kažkaip sunkiai pakėliau šitą naujieną su kažkokiu pamirštu pavydu. Kada aš pas juos užeidavau, susidraugavau su jos vyru. Šitaip galėdavau retkarčiais ją pamatyti. Jis buvo nieko savo vyrukas ir mums nebūdavo nuobodu. Kaziaus tėvas ir vyresnysis brolis buvo partizanai.
Jų visa šeima buvo tokia. Bet apie tai prie manęs nieko nešnekėdavo, lyg jų visai gyvų nebūtų. Turbūt saugojos. Kas žino, ar netiesa? O, Leida, nežin kas? Usai. Šitą padarei. Mažiukai, uodukai. Ką tai negeri? Ką tai skanu? Ar skanu? Skanu? Eisiu pažienu. Pasisivė atvažiavo, gal sarpanų užprašys. Ateiksa. Matėjau, kad tu metėjai nuvokyti grumsto. Aš dar jį bombų palaisiu. Reikėtų numauti tau kelnaitės ir gerai inkrėsti. Teklių! Aš prisirinkau kiaušinių. Paskui mes patraukėme į kaimo pakraštį, kur buvo vokiečių atramos punktas kovai su partizanais. Ten gyveno kareiviai ir lakūnai, stovėjo radijos stotis. Tie vokiečiai retai išeidavo iš aptvarų. Atrodė, kad jiems karas jau seniai baigėsi. Palauk minutę, aš užeisiu. Labą rytą. Galima užeiti? Be uniformos negalima. Moment. Gerai, palaukite, aš tai apsirengsiu. Palaikyk. Guten Morgen. Labą rytą. Ist hier Mechaniker? Kur mechanikas? Danke. Dėkui. Brauchen Sie Zigaretten? Cigarečių reikia? Kommen Sie mit. Eikit čia. Ich habe gute Zigaretten. Turiu gerų cigarečių. Ačiū. Paukštis skamba kaip paukščiukas. Opa. Tau pakelis ir man pakelis. Kur keliaujate, dėdė? A, dėdė. Jonas, ar nepažinau, a? Nakvojau šiūnakts pas Stasį ir palikau, užmiršau pasportų. Kapgi be popieriaus. Nukalniavau 5 varstus ir grįžau atgal. Jei iš galvos išeina kojom vargas. Sena galva. Šiūnakts ant plento vokiečių mašinų susprogdino. O, Kazios mama, matau, svečių sulaukė. Kiek mažiukį metų? Mažiukį? Greitai bus 3. O ar jūs gavote iš mokytojo knygų, kuo aš jums siūliau perskaityti? Kapitono dukterį. Vis nėr kadu, panelė Saliomėja, nėr kadu. Gaila. O aš net atvirukų jam nusiuntėjau, kad būtinai duotų šitų knygų. Ir dar prašiau gauti Guliverio kelionės. Nors jum jas skaityti gal dar per anksti. Man regis, gaila, kad jau gerai būt kokis lašelis.
Kudarys? O kogi jūs mane apie niekų neklausinėjat? Galvojat, kad iš šito vežimuko negali būti jokių naujienų, jokių permainų? Pusai padainuos. Šiųnakts ant plento užmušė Vokietiją, ar net kelis. Buvo užaistas lakūnas, leitenantas. Atnešė Gružictas knygas ir pasakė, kad gali prasidėti visokie tardymai. Ir kad būt geriau, mūsvėm su mamu išvažiuoti miestų. Su kogi važiuoti, aš įklausiu, su šitoj vežimuku? Žiūrėkit, Krapina. Aha, Krapina. Ar nenuvežtut mane iki Trubos? Arba pašaukit mamukį. Nemėgstu lietaus. Viso geriausio jumis, Saliutė. Net žiūrėts gaila, kenčia Saliutė nuo ligos. O dar labiau, kad visi įsigalvoja, Kaip tu manai? Meine liebe Mutter, ich bin jetzt in Sachsen, mir geht's sehr gut. Mein Brief. Tie laiškai, katros Karolina skaito visam sodžiu, mano laiškai. Aš siuntiau jos momą iš Vokietijos. Ir dabar ties kas mėnesį rašau naujų laišką, įdeda senan vokan ir visiems rodzinėja. Jos sūnus pats negali rašyti iš Vokietijos, jis tai niekados nebuvo. Jis slapstės bunkerin, iškastan po našlės Viktos svirnu. Už tai našlai kasmet duodavo 3 maišus grūdų. Sveiksim galų galai. Žvenk žirgelis lankoj, jo atbėrėlis lankoj. Žiūri mano mergužėlė, pasirėmus rankom. Žmonės šeka, kad imi brolių žmonom? Aš? Vienam geriau. Tavo teisybė. Išgerkim už tai, kad tu bernaitis. Dievulė. Buckau. Aš 3 metus peršau skazai tavo pacai. Mes visko buvom sutarę, prasidėjo karas. Ir aš dingau be žinios, o tu vedėjai. Vis dar mylėjau. Viešpatie. Žiūrėkit, kas daros. Išgerkim už jų. Išgerkim. Į to verta. Herr Hauptmann! Herr Hauptmann! Herr Hauptmann! Dort ist meine Ten mano motina. Dort ist meine Mutter! Brolio, Katrys dirba Vokietijoje už žmoną ir 3 dukterys. Ich bin auf Urlaub! Aš atostogauju. Ich bin auf Urlaub! Ich bin auf Urlaub!
taip aš įsipagiriojau. Ir jau antrą kartą patekau į ratą. Gal tada aš norėjau, kad mane nušautų. Pamenu, dingo baimė, viskas nieko nereiškia, kaip tam gaidžiui. Aleksandrai, taiku, radai pasų, a? Ava. Radau. Sėdėjo visi, laukė ir galvojo tik apie geriausią, kas dar gali būti. Ir vokiečiai supė mus, kažko laukia ir jaudinasi. Yra griekas, sveikatos gadzimus ir pinigų atsims. Kaip manai, ko jie nori? Pasižiūrėk. Varys apkasukas. Tiesus. Nežinau. Kitas jų būrys tuo metu švarino kaimą. Tai buvo nuo 11 iki 2. 3 valandas jie šlavė iš trobų ir svirnų visą, kas krito į akį, kas pačių šeimininkų buvo išmesta ir seniai pamiršta ir krovė į sunkvežimius. Aš net nustebau. Tiek pasirodo yra visokių griozdų kiekviename name. Net ir neturtingiausiame. Paskolino jam 400 metais 500 rublių. Nu, paskolino. O jis man siūlo grūžyts Ostmarkę. Baigsis Tai karas. sakau, būtų tas pats, jei paimtau iš tavį dukterį. Puodo tavo oškų. Baig. Weg von hier! Weg! Visi į patalpas. Kas čia vyresnysis? Wer ist hier der Ranghöchste? Ich frage, wer ist hier der Ranghöchste? Aš klausiu, kas čia vyresnysis? Ich bin's. Aš. Der Befehl des Oberstleutnant Pulkininko Titelio įsakymas. alle in die Stube. Visiems sueiti į patalpas. Niemand verlässt Neišeiti das iš teritorijos. Gelände. Schneller! Greičiau. Porą savaičių. Vokietijos dar išsilaikys. Mes tas vokiečių Ostmarkės špokinyčion. Стасі! Стасійку, я йому не даріс! Man šovė galvon išvaduot Kazę. Niekas nežinojo, ką vokiečiai ketina daryti, bet aš supratau, kad šiaip ar taip bus blogai. Čia dar tas Džanas pakišo bjaurią mintį, tai jis ištarė žodį išduoti. Galvoja apie sūnų. O kapgi. Praeitų savaitę Karolina gavo laiškų iš Germanijos. Meluoja apie Germaniją. Bunkerinis slapstas po našlės veiktos Svirno. Jos namos vyrų nėra, naudos jokios, niekas neieškos ar netep. O tu, iš kur žinai? Ogi, kad aš galvą ant pečių turiu. Na? Meluoji! Nori įduoti? Aš sakau! Nedaryk šitą! Aš sakau! Nedaryk šitą! Aš sakau! Dėl Dievo! Dėl Dievo!
Neprisimenu, kaip aš antrą sykį išėjau iš rato. Antram vokiečiu aš pasakiau Alles in Ordnung. Sužinojau, kur jis slepia degtinę. Ar kažką panašaus. Wachtmeister Wettmann, zu mir! Wachmeister Wettmanai. Zu Befehl, Herr. Klausau. Halten Sie jetzt Ihre Leute in Bereitschaft. Paruoškite žmonės. Achtung! Dėmesio. Abteilung! Skyrius. Zu mir! Pas mane. Herr Leutnant, Ponas leitenantė. in Ordnung. Viskas gerai. Kas gerai? Ich weiß, wo man. Den Schnaps. Na, nu? Aš žinau, kur jie laiko degtinę. Herr Oberleutnant! Trūko vieno žingsnio. Pusę žingsnio, kad pasakyčiau, degtinė jie slepia našlės Viktos Verne bunkeryje. Tas Žanas pakišo bjauriausią per visą mano gyvenimą mintį. Geriau tu būtai negimęs. Geriau tu būtum negimęs, pasakė mama. Mano motina tyliai žiūrėjo mane iš minios ir viską matė. Visi matė, kaip aš draugiškai kalbuosi su tuo. Gut. Herr Leutnant. Ponas leitenantė. Die Frau mit dem Kinde. Auf dem Schoß. Moteris su vaiku ant kelio. Meine Mutter. Mano motina. Und Mutter meiner Bruders. Ir motina mano brolio. Der in Deutschland arbeitet. Kuris dirba Vokietijoje. Den nächsten. Die schwangere Frau. Daneben. Nes čia moteris šalia. Ist meine Frau. Mano žmona. Und neben ihnen. O šalia jų? Die Frau meiner Bruders. Mano brolio žmona. Mit 1, 2, 3, 4 Kinder. Su 4 vaikais. Zu spät. Per vėlų. Was ist zu spät? Kas per vėlų? Herr Oberst Titel ist gekommen. Atvažiavo pulkininkas Titelis. Was wird mit uns? Kas mums bus? Die Gerechtigkeit wird siegen. Triumfuos teisingumas. Also, du hast in Hamburg gearbeitet, ja? Tu dirbai Hamburge, taip? Taip. Führe ihn ab. Nuvesk jį į pašalį. Jūs nesupratote, aš klausiau, tai mano žmona, mano vaikai. Aš mislinau, tai aš norėjau. Vardas, pavardė. Nachname. Glaser. Kurt Glaser. Glazeris. Kurtas Glazeris. Jūsų laipsnis tarnaujant 16 SS policijos pulke. 16. Polizei und SS Regiment. Oberschreiber des Regimentsstabes. Vyresnysis pulko štabo raštininkas nuo 42 iki 45 metų. Ich habe der Mannschaft befohlen, sich hier im Stützpunkt einzufinden. Aš buvau įsakęs visiems rinktis patalpose. Wenn Sie unfähig sind, die Ordnung Jeigu zu jūs halten, nesugebate čia palaikyti tvarkos, aš galiu padėti. Jūs galite prisiminti asmeninę Titelio anketą? Jawohl, kann ich. Žinoma. Walter Titel, Oberstleutnant. Valteris Titelis, pulkininkas leitenantas, tarnybinio pažymėjimo numeris 39, gimęs 1894 metais, žmona Marija Osk, duktė Rosbari, karinėje tarnyboje nuo 1913 metų, partijos narys nuo 33 metų gegužės 1-osios, SS daliniuose nuo 38 metų. Šeimos adresas, mirties atveju,
Johannesburgo pilis, Vokietija. Profesija karininkas, tikyba evangelikas, kraujo grupė nulinė, išsilavinimas pradinė parapijos mokykla, pulkui vadovauja nuo 1943 metų, Liepos mėnesio. Visi patalpas. Ar jūs galite atsakyti, dėl kurių priežasčių užgaišote nuo 11 iki 2 valandų dienos? Taip, gali. 9 ir 10 kopų kareiviai, išskyrus vykdančius specialų uždavinį, rekvizavo turtą. Plėšė kaimą. Jeigu norim taip. Nenorim. Jis atsiprašo. Tai tik toks vokiškas posakis. Kitų priežasčių nebuvo? Gab es keine anderen Gründe? Buvo komplikacijų. Bet prašau patikėti, smulkmenų jis nežino. Jis gali prisiekti. Kokios komplikacijos? Welche Komplikationen? Gestatten Sie, Herr Oberst. Leiskite kreiptis. Ich kann mich auf die Worte des Fahrers von Titel stützen. Jis gali pasiremti Titelio mašinos vairuotojo žodžiais. Leutnant sagte, dass persönlich das SS-Hauptquartier Leitnantas pasakė, kad jis pats asmeniškai paskambino į SS štabą Vilniuje ir kad niekas nieko nežinojo apie 16 pulko operaciją. Leitnantas pasakė, kad SS ir policijos štabo viršininkas Muzilis įsakė Titeliui susisiekti su juo asmeniškai. Kad Titelis tada sušuko. Aš pats jūs nušausiu. Jau seniai nesušovęs į vokietį. Ar Titelis susisiekė su SS štabu? Hat sich in Verbindung gesetzt? Ja, zweimal, aber konnte den Stabschef nicht erreichen. Taip, 2 kartus. Bet vis nerasdavo štabo viršininko. Jo tada nebuvo Vilniuje. Jede Nacht fühle ich, wie eine eiserne Hand Kas naktį jaučiu, kaip geležinė ranka smaugia mane. Morgens finde ich blaue Flecken an meinem O rytais dažnai aptinku mėlynės ant savo kaklo, svetimų pirštų žymės. Wir müssen alles hassen, was uns fremd ist. Mes privalome neapkęsti viso, kas mums svetima. Das Tier hat einen echten Instinkt, der Mensch aber hat keinen. Žvėris turi tikrą instinktą, o žmogus jo neturi. Gibt es was Hässlicheres Kas gali būti šlikščiau als fremde Bräuche, už svetimus papročius, als fremde Sprachen, svetimą kalbą, als fremde Kinder? svetimus vaikus. Sonst werden wir verschwinden, Kitaip išnyksime. uns mit anderen Rassen Susimaišysime su kitomis rūšimis und ir enttarren. išnyksime. Ein Drama. Drama. Was wird die Welt ohne uns? Kas bus pasaulis be mūsų? Ein Traum, den nicht wir träumen werden. Unsere Tragödie, Tai sapnas, kurį ne mes sapnosime. uns selber zu sagen, was wir sind. Mūsų tragedija, kad nedrįstame prisipažinti savo patiems, kas tokie esame. Die Vögel ringsum. Paukščiai aplinkui. Wie sehr unterscheiden sich ihre Stimmen von den Stimmen der deutschen Vögel. Kaip skiriasi jų balsai nuo Vokietijos paukščių balsų. Die Generationen der Zukunft betrachten uns mit den Augen Ateities kartos žiūri į mus mūsų kareivio akimis. Jo draugas, radistas Hoffmanas, jam papasakojo, kodėl jie turėjo laukti 3 valandas. Ar SS ir policijos štabas iš tikrųjų nieko nežinojo apie Titelio sumanymus? Wusste der Stab wirklich nichts über die Absichten von Titel? Žinojo. Kitą rytą paaiškėjo, kad leitenantas Šaknis melavo. Tai buvo jo idėja, kad reikia susisiekti su štabu. Ko tu nori? Ko tu nori? Merkaitė čia viena? Ko tu nori? Was gibt's dort? Kas ten yra? Ko tu nori? Was angenehmes? Kas nors malonu?
Taip, be abejo. Prašau. Kotinai! Ei, nelys. Jis neturi pinigų. Nieko, už pažiūrėjimą įsima cigaretėmis. Ja, komm her, komm her. Erstmal zahlen. Folgen Sie mir nach. Sekite paskui mane. Es war halt Kreis, sagte Peter Hoffmann. Als Hauptmann Meschke, der leitete Peteris Hoffmanas sakė, kad buvo 2:30, kai atvažiavo kapitonas Meške, autokolonos vadas. Warum lärmen die Soldaten dort an der Hütte? Ah, da ist Cotonou. Was ist das? Möchten Sie hinsehen? Hast wohl nicht alle Tassen im Schrank? Hauptmann Meschke befahl, die 3 Radfahrer, die am Dorf vorbeifuhren, in die Hütte von Cotonou einzusperren. Kapitonas Meške įsakė tos 3 dviratininkus, kurie važiavo pro kaimą, uždaryti Cotonou troboje. Lazar, komm! Sperre alle in die Hütte ein. Jawohl, Cotonou! Ich bitte euch, meine Herren, ich bitte euch ganz herzlichst. Jetzt geht's los, naja, los. Ich bitte euch, na endlich, jetzt geht's was los. Cotonou, Jalja! Du, los, anzünden. Tu uždegsi. Wieso ich, Herr Hauptmann? Aš kapitonė. Und wer denn sonst? O kasgi, idiot? Soll ich das machen? Kodėl būtent aš? Hauptmann Meschke, dann wiederholte er die Worte von Oberst Titel, dass der größte Teil des deutschen Volkes nicht Paskui Meške pakartojo Titelio žodžius, kad daugeliui vokiečių neužtenka drąsos prisipažinti savo, kad jie stipresni ir geresni už kitus. Titelis sakė, kad per 6 metus vokiečiai neišmoko melstis karui, tam didžiausiam Dievo duotam gėriui. Jį reikia nešti pasauliui, taip kaip Prometėjas ugnį. Das ist der Keimer! Schleichen! Vieren! Sakykite, jūs matėte leitenanto Šaknio lavoną? Haben Sie die Leiche des Leutnants Šaknis gesehen? Hat man ihn getötet? Ar jį nužudė? Kas buvo toliau? Was war weiter? Ich weiß nicht. Jis nežino. Jis jau sakė, kad išvažiavo anksčiau už kitus ir nedalyvavo iki galo. Baikite įsukinėti glazerį. Aš klausiu, kas buvo toliau. Sagen Sie, was weiter war? Man hat das Dorf verbrannt. Kaimas buvo sudegintas. Žmonės taip pat. Kiek? Wie viel? 28 gehört. 28 sodybas. Tiksliau. Genauer. 119 Menschen. 119 žmonių. Darunter. Tarp jų. 61 moteris ir 58 vyrai.
49 Kinder 49 vaikai unter 14 Jahren. iki 15 metų, Unter ihnen tarp jų 22 Mädchen und 22 mergaitės ir 27 berniukai. 14 Kinder unter 5 Jahren 14 vaikų iki 5 metų und 4 Säuglinge. ir 4 kūdikiai. Viena neščia moteris. Vaikučius sterkėk, kad priemetsio negautų! Kuriuos išleido iš rato, uždarė Džaną troboj ir visą naktį iki pat ryto tenai pralaikė. Ой, смутность людина заболета забережались, косопаланики шакялас, палавайже вершуне, кириските яву, нямани вяну, е перемелася прожиду, перемови сумятя. Ой, smutna liūdina. Man net baisu, kad gyvas likau. Kaltas jauties, kad Šeridelas vienavalgočiaus gautria, o tik palaužiau savo širdies.
Bokietukas šitas. Dar žiemų tu syk užsimini, kad norėtų turėti ryšį su kuo nori. Jūs buvote jo meilužė? Jau klausėt? Ne. Aš ir dabar nekalta.